Labas rytas, draugai. Gavau informacijos, kad galima apžiūrėti Champollion rūmus, pastatytus 1895 metais, kur gyveno Said Halim Paša, tai bandau ten patekti. Bandysiu vis tiek per aplinkui kažkur ateit gal. Tai labai gaila, kad nepavyko įeiti. Žmogus sėdi prie vartų, spina uždėta ir dar saugo. Turėjau pinigų pasiruošęs duoti biškį, bet sakė, kad neįleis vis tiek. Išsirašiau į turgų. Čia šalia namų yra tokia vietelė, kur tokius kaip bodogus vietinius pardavinėja, labai daug žmonių valgo. Dabar kai lietus, tai nusprendžiau užeiti paragauti. Eurą kainuoja. Tai va taip atrodo. Šiaip labai geras, iškart padaro, bet kad pavalgyti reiktų kokius 3 gal suvalgyti, pasisotinti. Bet 10 iš 10. Kai lietus prasidėjo, tai iš vis kažkoks chaosas čia. Norėjau banke nusimti pinigų, bankomatai kokie 5 yra, bet neduoda pinigų niekam, nei man, nei kitiems, visi stovi, žiūri. Tai įdomi. Tai turėkit visada pinigų su savim, biškį daugiau pasiėmė. Ar kas pagalvotumėt, kad Egipte su Pukavyku ir Džampaku būsit? Lietus nustojo pagaliau. Ir va, iškart po lietaus visi šluojasi, valosi, kad tik būtų šaligatviai kuo švaresni. O šiandien pasirodo kiną rodo. O šiandien žymiai didesni. Parduotuvė man. Man dar net ne čia reikia, dar čia koks kilometras lygęs, bet čia jau prasidėjo viskas. العرض النهارده Tai čia mano vietinių turgus, o mano bus tenai turistinis, kuris pažymėtas. The night market wakes up when the rest are asleep. It's a festival of colors underneath the canopy, where you're greeted by the sellers they say. Kas yra labai keista, tai šitam turgui man nieks nieko nesiūlė. Nusipirkau 3 poras Calvin Kleino kojinių už eurą. Kaip įdomi kepa bulvės. Kepčiukas rūksta. Bet nesinoriu dabar valgyti. Batatai. Nusipirkau 2 apelsinus.
Tai dabar atėjau tą gatvelę, kur norėjau ateiti. Jau čia turistinė bus, bet keista, kad per visą turgų tik tai 2 žmonės pasiūlė ir tai, kur aš pats biškį užsižiūrėjau. Tai labai draugiškas vietinių turgus, o čia tai jau bus komercinė. Welcome to Egypt, my friend. Welcome. Shukran. Welcome, Habibi. This blackberry juice, fresh. Thank you. Jo, čia jau prasidėjo siūlymai. Atėjau čia į tokią turistinę vietą, bet vis tiek gal reikia pasižiūrėti. Negalvojau čia valgyti turistinę vietą, bet užsisakiau vis tiek pabūti dėl jautienos terbenko. Žinau, vietinis kažkoks kepsnys tikriausiai bus. Ir mango sulčių. Nebuvau ragavęs dar mango sulčių. Tirštas labai trintas mangas. Labai skanus. Noriu. Bėdelė, kad lyt pradėjo. Bet čia jau hebra ruošia. Tai gal ir virš manęs uždarys. Biški chaosėlis. Bet toks grinai Aladino pasaulis. Labai fainai primena vaikystę. Na ir šokiai tęsiasi. Atnešė mano patiekaliuką trebenko. Vietinę halal jautieną. Čia tai nuostabę vietelę pateikiau netikėtai visiškai. Tai skaniai pavalgiau, pasižiūrėjau puikų šou, visiems rekomenduoju iš tikrųjų. Dar tik tai į sąskaitą 3 eurus papildomai už renginį traukė, ko nesakė. Tai čia toks truputį gal apgavystė kaip visada, bet verta tikrai būti ir sumokėti. O čia tai kaljanai. Hello.
this one. Hello. Oh. Hello, Mario! Oh, thank you. Išėjau į truputį ramesnę vietelę. Kviesiu taksi, nes kažkaip jau nebesinori čia per daug to šurmulio. Ir kuo turistiškesnė vieta, to pradeda labiau jau kabinėtis ir kviesti visur. Tai biškį atsibodo. Čia toks kaip ir vėl vietinių turgus prasideda, bet jau pramoninis labiau. Bet irgi įdomu. Čia va šitoj vietoj tos ožkos ganas. Buvo, kaip ir sakiau, daug kas labai be lempo važinėja. Blogiausia, kad ir motociklai važinėjas be šviesų. Ir gali ir pėsčias nepamatyti, ir mašiną jį gali pervažiuoti. Taip, dabar biškai einam. Pagaliau baigiu išeiti iš to šurmulio. Ir įdomu, ir paskui pavargsti. Tai čia toks fainas bariukas, Carol, kuriame pastoviai nebūna vietos. Bet šį kartą man pasisekė, užėjau. Ir pirmas toks baras Kaire ir tikriausiai apskritai Egipte kiek esu buvęs, nes visi tokie arba labai turistiniai, arba tiesiog, ką noriu pasakyti, gal kad tokių pubų primenančių arba mūsų Lietuvos primenančių visai nesimato čia. Ir dar kas labai įdomu, pirmą kartą pamačiau, kad vietiniams padeda tiesiog butelį ant stalo. Jeigu tauraus gėrimo užbraukia brūkšnelį ir jisai pats pilasi, o paskui užbraukia kitą brūkšnelį ir paskaičiuoja, kiek reikia mokėti. Įdomi irgi. Reikia keisti lokaciją, tai dabar einu į Miami hotel. O bankomatuose bent prie mano namų tai dar ir šiandien nėra pinigų kažkodėl. Faina lifto šachta. Toks kambariukas, sakė patį geriausią davė, 22 eurai nakčiai. Yra šaldytuviukas, kaip dušas atrodo. Ir
Turim tokį vaizdelį pro langą. Čia koridoriukė rūpimo vietelė, bet man labiausiai patinka. O, liftas važiuoja. Čia senoviniai laiptai. Tai čia žmonės rūko. Čia skalbinius džiovina. Atėjau pusryčiams avokadų smūfis. Maltas avokadas su riešutais ir bananų dar matau. Parsinešiau namo, ragauju. Labai geras. Tikrai rekomenduoju visiems. Skanesnio smūfio turbūt net nesu geras. Teismo rūmai. Vietinis Stela bariukas. Ir tos vietinės pupos labai skanios. Tokius barus kairė ir įsivaizduodavau. Atėjo žmogiukas, siūlėsi visiems batus nuvalyti. Tai mačiau, kad vietiniai valėsi. Tai aš irgi padaviau savo batus, išsinešė, dabar kokį 10 minučių laukiu. Vakar po tos Tešlynus turgui vaikščiau, pats bandžiau atsiplaut batus, bet sunkiai gavosi, kai šviesus. Dabar tikiuosi, kad grįš jisai su mano batais. Tikrai gražiai nuvalė. Praėjo 25 minutės, tai truputį buvau pradėjęs nerimauti. Ir prašiau už batų nuvalymą tik tai 40 centų mūsų pinigais. Daviau truputį daugiau, labai apsidžiaugė. O šitas baras vadinasi Stela, vietinis grinai. Ir alus €60. Atvykus į Kairą, jis nepriėmė labai lengvai. Žmonės atrodė pikti ir nedraugiški. Tačiau po kelių dienų apsipratau ir visi pasirodė labai linksmi, bendraujantis ir draugiški. Miestas pasirodė labai saugus. Ir atkreipiu dėmesį, kad visur kainos surašytos. Man reikia kažkaip ant šitą tiltą užlipti. Tai nežinau, kaip čia pavyks. Žinot, kaip sako, einam po tiltą, tau nieko nebus. Oi, tas Nilas gražus ir didelis. Tai čia tik viena jo atšaka. Tai dabar va per šitą tiesiai tiltą man reikia praeiti. Radau užlipimą. Na ko, ne New Yorkas ar Londonas, labai panašu. Atėjau į Ašnifakni rūmus. Čia prieš 100 metų gyveno princesė su vyru, o dabar yra meno ir istorinė galerija. Tai žodžiu, nepavyksta kažkaip man patekti į objektus. Dabar, sakė, ruošiasi naujai parodai, o šiandien, kur muzika groja, irgi paklausė, ar galiu prisėsti. Tai sako, čia moterų diskriminacijos seminaras vyko ir dabar ten moteris vienos būna. Tai pasidžiaugiau, kad gražus renginys ir palinkėjau ramybės. Tai va čia gyveno princesė. Rūmai prie upės visiškai.
Ir čia šalimais buvau tokį bariuką pasižymėjęs, Deals. Gerai vertina tiek vietiniai, tiek turistai. Reikia eit pažiūrėti. Tai ši vieta garsėja steikais. Tai brangoka kaip Egiptui, bet noriu jau labai steiko paragauti. Tai žiūrėsim, ką gausim. Tikiuosi, bus labai gerai. Pats šefas atėjo, padėjo išsirinkti. Sakau, noriu steiko su bulvytėm ir vyno taurės. Tai sako, kaip tik turim tokį ribajaus pasiūlymą, kur bus vat, būtent tai, ko nori. Tai sutikau. Ganėtinai greitai atnešė. Norėjau Vladimirės, bet kaip daug kur pasaulyje pomidorų sulčių nebeturi, užsisakiau Redliner kokteilį, kurį rekomendavo barmenas. Atmosfera puikiai, maistas labai skanus, gėrimai labai skanus, tik jaučiasi toks labai malonus, beje, pušinimas, kad išsirinktum brangesnį kokteilį ir brangesnį maistą. Tai nežinau, rekomenduoju. O dabar dar noriu išbandyti Kairo metro. Vietiniai pinigai kainavo, tai čia kokį 15 euro centų, bet labai greitai, porą minučių ir 3 km buvo. Žymiai greičiau negu su taksi, tai labai fainai. Filmuoti metro irgi šiaip draudžiama, tai kiek galėjau, tiek pafilmavau. Čia nesimato, bet čia kiaura visur. I like extreme, so I like it.